Jūs niekam nesakykit, bet aš radau paskutinį pop elektrinį dviratį Duots C29. Šis dviratis gavęs labai daug teigiamų atsiliepimų iš klientų dėl savo universalumo. Kodėl taip yra? Ką žinau? Išsiaiškinkim. Na ir visą tai pradėkime nuo išpakavimo. Taigi, kas eina į Duots C29? Pirmą mes gauname telefono laikiklį, sėdynę. Štai taip sunkiai bandau ištraukti tą lengvo, gal ir sunkų dviratį. Na, štai tai viskas gražiai atrodo. Pažiūrėkime, ką mes čia gauname šioje dėžutėje. Kasgi čia? Tai yra priekinio rato tvirtintojas. Rato atšvaitai yra atsuktuvai, pedalai, akceleratorius, apsauga nuo sutrenkimo ir akceleratoriaus rankena. Kaip ir visada gauname multitulą, instruktažas. Na ir pradėkime viską išpakuoti. Pirma, kas dar įsikišo, tai buvo pompytė, dar labai atrodantį kontrabandos dėžę. Išgavome bateriją, čia taip pat gauname kroviklį, bum, pykšt. Nu, čia sunkus darbas. Na ir pirmą, aišku, gal pasiimame multitulą ir atsukame vairą į priekį. Bent jau stengiamės visko per daug nepervežiu, kadangi neaišku, ar tikrai tiks. Tada dedame priekinį vairą, šmaukšt, dedame, aišku, tą greito priekinio rato išėmimo ašį tvirtintoje. Čia kažkokie slaideriai išlindo. Štai čia yra galinis, čia yra priekinis. Tai viskas turėtų atrodyti su visais tais varžtukais. Aišku, pritvirtinkim, nes leksime taip, kad pirmą išbarškėtų dantys, o tik paskui slaideriai. Tada prisukom priekinę lempą, kadangi mėgstu ir naktį palaksyt. Na, o gal dar kažkas prie mūsų sėdės. Įdėkime bagažinę. Na ir galinė lemputė su fiške prijungiam. Tai yra vienas laidas, kurį reikia pritvirtinti. Tada bam! Na ir labai greitai sėdynė, baterija, bam! Atsirado pedalai iš niekur nieko. Pedalai ir iš kairės ir iš dešinės. Taip pat akceleratorius rankina, nes paprastos negalėčiau dėti. Įdedame į fiškę, prisukam iš apačios, kad jie ten miega. Nu ir va, žiūrėkit, dabar dedame pakrauti, kuriomis gaunasi 7-8 valandos. Na ir ką, pakalbėkime apie pirmus įspūdžius. Čia gal toks antivagystės sistema. Čia pasispaudžia mygtukas, įsijungiama baterija. Ir spaudžiame ant ekraniuko. Tai dabar važiuoju nuliniu režimu, reiškiasi, ne akceleratorius neveikia. Žodžiu, nieks neveikia. Bet yra pirmas režimas, antras režimas, trečias, ketvirtas ir penktas. Ir jau su manim dviratis kalba. Nors yra vienas variklis, bet žinokit, kartais tiesiog dviračiam to ir pakanka. Jis toks keistas, jis nei kalnų dviratis, nei miesto dviratis, toks per vidurį. Jisai lengvas ir tas prideda tikrai daug galios. Bet dar aš mažiau valgyčiau ir mažiau sverčiau, tai gal būtų galima ir pabėgti nuo kažko, ne? Jeigu karas vyktų ar kažką, tai įsėdė į tokį ir apgauni visus pasaulio žmonės. Taip pat vairas jisai platus. Aš esu gan platus žmogus, mano pečiai gan platus. Visas tas vairas smagiai labai jaučiasi. Ir jei patikėkit, nesat toks platus, jums vis tiek bus patogiau vairuoti ilgesnės rankenos vairą. Aš nuo vaikystės tokius vairavau, pripratau. Bet aš galvoju, aš važiuoju 5 režimo, galiai yra tik vienas motoras, 700 PM, bet atrodo, kad jisai važiuoja kaip 1000 W kalnų dviratis. Tai kodėl taip yra, ne? Bachūrų žodis. Jei tu iškeli dviratį su viena ranka, žinok, kad tas dviratis nieko nesveria. Nu jo, taip ir yra. Čia yra dėl to, kad jisai sveria tikrai nedaug. Kuo platesnis vairas, žiūrėkit, čia peristai, ne veltui būna tokie šustri. Ilgi vairai pas juos, bet jie kieti. Ir net būdamas ant dviračio jaučiuosi taip pat. O, biškė pilatojo. Žemė vietą. Yo, what the fuck? Kaip pritraukti Gen Z kartą, nemokamas internetas. Geras marketingas. Šitą mokyklą pastatė amerikietis. Aš gal pamdysiu įeit, bet jaučiu gali būti užrakinta. Čia turbūt užrakinta bus. Vyksta ekskursijos, o čia užrakinta, jo. Šiandien net nedirba jie. Šiaip būtų fainai čia pasimokinta, ne? Vat dzūkai, mes įsivaizduokit amerikietišką mokyklą turim. Tai mes dzūkai reikėti. Mus irgi reikia YouTube'ai žiūrėti. Ne tik ten tų žemaičius, aukštaičius ten. Mano akcentas yra miksuotas. Aš esu dzūkas, bet jaučiuosi toks labai mišrus. O gal kitiems kaip tik pasirodys, kad aš čia labai lietuviškai kalbu. Na dabar pakalbėkim šiek tiek apie šitą dizainą. Tai jisai yra aliuminio rėmo, kuris sveria apie 26,5 kg. Niekada nesu gavęs tokio dydžio, tokio lengvo dviratuko. Ir jis išlaiko 120 kg. Dar valgyt galiu, dar Dzūkijoje McDonald'ą tikrai galėtų pastatyti. O visą kitą užsizateškinę. Labai tvarkingai sudėlioti tie kabeliukai. Pati baterija net tas logo nupoliruotas. Ne tai,
lipdukas įdėtas, bet to pati baterija prabangiai padaryta ir visas šiaip dizainas atrodo prabangus, jaučiasi tikrai ta kokybė. Nors ir kiek čia pavažiavau 2 km, aš jau kaifuoju. Labai patiko, kad įdėjo tą mėlyną spalvą, aš nekenčiu juodos spalvos, man juodas spalva yra visiškas velnias pragaras, bet čia skonio įdėjo, kažkokių spalvukių užmetė. Keliausi daugiau nei aš per šitą video, tai va, čia irgi galima prisitvirtinti bet ką backpacką. Draugą galų gale nuvežti, kuris, turi irgi būti toks nepavalgęs, sakyčiau. Iš dizaino pusės jisai solidus, matinis, žiupsnelį skonio turintis elektrinis dviratis. Kaip dizaino pusėje turime priekinę šakę, bet neturime galinės. Kol kas man su biniuko neskauda. Sėdynė tikrai investuota pinigų, labai patogiai sėdynė. Tai kai būna gera sėdynė, ar reikia galinės šakės, čia jau jums spręsti. Durys atsidarom. Nagi, aš vairuoju duots. Ne, nesidarė. Dabar pamačiau, nedasizūminu, bet ten yra The Air Motor Chicago. Iš Čikagos jisai ir bus. Šitos mokyklos beveik visos statybinės medžiagos, net ir langai buvo gabenamos iš Čikagos. Ir tai yra vienintelė iš Amerikos atplukdyta Lietuvos mokykla. Wow. Visos šios medžiagos buvo atplukdytos iš Čikagos. Žiūrėkit, atspėjau beveik. Trumpa pertraukėlė, chebrytė. Parašykite komentarus, kokio kito dviračio nori pamatyti, ar elektrinio paspirtuko, ar rielentės. Aš noriu ištestuoti viską, kas yra įdomiausia elektrinių dviračių rinkoje arba kitų tų išvardintų rinkoje. Laukiu jūsų komentarų, laikų numeskit, jei šitas dviratis patiko, nebūtinai aš patikau, gal šitas dviratis patiko ir važiuojam toliau. Na, chebrytė, dabar varysime 15 km iki kito statinio. Aš dar pats negaliu patikėti, kad tai yra vienintelė mokykla, kurios beveik visos dalys buvo atsiųstos iš Amerikos. Vienintelės mokyklos Lietuvoje. Čia yra karo metais, su kitais laikais ir jisai sumažino, žodžiu, flexeris tas laurynas buvo. Kelio dar daug liko, o dviratis netraukė, 2.5 tikrai užmiestį, tikrai nekaip jaučiasi jausmas. Sakau, čia reikia kažką nuhekint, pirštus turim. Tai va, laikome 2 pirštus, palaikome, kol nueisime į P nustatymus iki P8. Nuėjus iki P8 reikia daryti iki 7, ne iki 100, nežinau kodėl. Bandyti pabėgti nuo tų naujų statymų. O dabar yra tokie triukai. Ir tada nueikime iki P12 ir tada akceleracijos galiant paspauskime iki 5, nes uždėta ant 3. Va dabar tai turėtumėm lėkti. Top speedas bandom. Let's go, top speed. Jau viskas pedalavimas nieko nereiškia. 40. 50. Eik, tu dar net nerodo. Dabar pažiūrėsim, ar įvažiuosim į kalną. Ant kem 4 km per valandą. Jau tik akceleratorių naudoju. O dabar ištestuosim tikrą jo galę. Rašo, kad jis gali kopti 30 laipsnių kalną. Tai nežinau, dabar jau nukrito apie 10 km per valandą. Jau 29. Dam 7. Dam 8. Jau mes vėl gazuojamės 30. Tik biški baigėsi kalnas, viskas jis vėl gazuojasi. Aš nenaudojau pedalų visai. Čia buvo sulčių išspaudimas. Su 5 režimu 3/4 įveikėm kelionės jau iki to kito taško. Mes dar galim hakint. Yeah! Nu, dar vienas downhillas. 7 km per valandą buvo. Gerai, čia tuo reikia sukti. Iš 3 valandų gavosi 20 minučių kokią. No. Greito kelionės skaičiu. Čia yra dzūkiškiausias video ever. Žiūrėjau, kokią dzūkių parduotuvę turime. Parduotuvė ir mėsos. O kur burgeriai, kur KFC? Kažkoks turi būti krioklys. Paskutinė vietelė, kai mes čia nuvažiavom. Tad nuvažiavom 20 km. Jokia padala neįsikrovė visai. Nežinau, kad neįtemo, bet pagalvokit iš kitos pusės. Toks biškiai entertainmentas gaunasi, ne? Kai nusipirsi tokį dviratį, kur galite nulėkti su šių dviračių? Na jo, ne kažką. Krioklys. Kriokliukas. Mažiuliukas. Apskevino tai Lietuva. Tai vad greičio fanai, nulėkė 7 km per valandą. Labai retas atvejis, kai esu nuvažiavęs su bet kuriuo dviračiu tiek. Nu jau tas atsimenu paskutinės buvo tai apie 2000 eurų, tai yra beveik 3 kartus brangesnis už šitą. Bet žinokit, šitas riebė eina savo tikrai. Nu, aš jau užpompavau, aišku. Kiek aš važiuoju už tus 10 km 15. Visada važiavam 3-5 režimu. Tai va 700 vatų, šiam 5 Nm. Jau man jaunam bachūriukui, žinokit, galios tikrai užtenka. Tai va ta baterija savo, kad gali nužiūrėti apie 100 km asistento važiavimu, reiškia ir minant, ir spaudžiant. Nu, 100 km niekada taip nebuvo. Nu, 50 mes, manau, jeigu gausim, tai čia yra liuks, čia yra tobula.
ribotuvą išėmėm, tai jisai vėl įsikraudinė ženkliai greičiau. Tai galima važiuoti manualų pedalais, galima važiuoti akceleratorium ir galima važiuoti mišriu, tai yra minant ir jisai akceleruoja. Dažnai kompanijos neįdeda akceleratoriaus, o štai įdėjo, taip viską turiu. Nu, didelės gan padangos, skaičiu. Jis ir kalnų, bet toks ir miesto dviratis. Ta prasme, bekelė irgi gali važiuoti, va, kad ir toks kelias, va. O jeigu iš vietos, irgi, va. Mano kojos, va. Gerai, važiuojam iki paskutinio mano spoto. Mano favorite Dzūkijos spoto, kurį esam buvę gal prieš 3 metus. Taip, kebra, dar ko nespėjau pasakyti, išlėkiau iš karto. Šis dviratis turi vieną dalyką, ko nei vienas iš mano elektrinių dviračių neturėjo. Tai yra reguliuojamas 21 pavaras. Čia yra 7 bėgiai, bet juos galima reguliuoti atitinkamai, koks yra greitis. Reiškia, jeigu aš varau greitai, aš galiu pasireguliuoti šitą pavarą, permušu čia ant 7, tas važiavimas tampa sunkesnis, bet tada aš galiu akceleruoti, o man gaus, kad baterija mažiau naudoja energijos ir aš daugiau sportuoju. Labai universalus dviratis, gali su juo sportuoti, gali su juo atsipalaiduoti. Man tas patiko, nes aš važiuoju iki 40 km/h ir aš kai važiuoju, aš galiu jam padėti akceleruoti. Nu, tobulą. Kuek. Masalo kvapai, pilna uodų, jau mes prie ežero. Nei karto nemačiau, kad čia nebūtų žmonių online visi. O, kaip keista tuščia. Eik, tu kaip greit atlėkėm. Mėgstamiausių Dzūkijos vietų yra Dusios ežeras. Čia vaikystėje šokinėdavau, tralivalį. Bet ar tai buvo saugu? O, žodis saugu. O kaipgi saugumas yra susijęs su šituo aparatu? Tai prasitestavau, prasiminiau. 29 inčių ir 2,1 inčio plotis, aukštos padangos, bet ar saugu važiuoti bekelę, offroadint su jom nelabai. Buvo kur purus mėlės, nesijaučiau taip saugiai kaip ant tų kalnų dviračių, tai nepatarčiau važiuoti ekstremaliais tais offroadiniais keliais, bet važiuoti paprastais miesto keliais, tai nu visiškai tobulas. Perfekt variantas. Na, o tai kaip tas matomumas, ar jisai matomas? Tai dabar greitai persikelkime į vakarą ir grįžkime į čia. Nu va, saulė, matot, koks aš magas. Na, stabdžiai tai turime tiek priekinius, tiek galinius, mechaninius stabdžius, ne hidraulinius, bet jų website galime pasirinkti bet kokį norite tipą. Su stabdžiais irgi viskas susistabdo. Wow, 20 km/h. 2 stabdžiais stabdžiau. Matau pabrūžinimus 1, 2. 2 dideli žingsniai, tai kažkur 1,5 metrų, sakyčiau. Nežinau, reiktų įsimatuoti nuo kojos. Pabando man biškį didesnio greičio. 3,5. Gerai, aš pilnai nestabdžiau, nes ABS-o nėra. 1, 2, 3, 4. Ar geriau veikia nei hidraulas? Ne. Bet ar pigesnė įranga? Tikrai taip. Jeigu kažkas suges, lengviau pataisyti galit. Prieš varant namo dar norėjau pasakoti apie tą suspensiją. Tai jinai gali būti kieta ir minkšta. Tai dabar pasidariau kietą, bet nematau reikalo čia. Jeigu važiuosit greitai, tai jo geriau pasidaryti kietą. Bet aš tai visada komforto darau, net ir važiuojant dideliais greičiais, nes būna visokių kalniukų ar ką. Abu variantai gerai funkcionuoja. Visą šitą dviratį galite nusipirkti per linką mano pačioje. Su mano nuolaidos kodu dar pritaikoma nuolaida. Va tokia. Žinok, jinai ilgai nebus. O, kaip spindi. O dabar nuvažiavome 32 km ir įsikrovė 2 padalos. Na, tai dar tiek pat reiks numinti ir pažiūrėsim, ar įsikraus ar ne. Aš prognozau, kad mes nuvažiuosime apie 5 km. Manau, kad tiek ir gausis. Dabar šiek tiek lėčiau ant antro režimo pasijungiau. 30 km/h. Ir manau, viskas čia nuvažiuosim. Baigėsi padalos. Bet tik atvažiuojasi, what the fuck. O viskas laiku gražiai baigėsi, pasiekėm Alytų. Šiam kilometrų pasigavom, jau nebevažiuoja dviratis. Bet yra geroji to pusė, kad jisai lengvas yra. Nuvažiuosim kažkaip. O, jinai visi važiuoja, sorry, važiuoja dar. Dar viena naujiena, Duots turi savo aplikaciją, čia paspaudus, visiškai pirmą kartą jungiu, nežinau, ką mes čia sutiksim. Varado iš karto mūsų modelį, C29, successfully. O, rodo mūsų kilometražą, baterijos lygį, rodo procentais, reiškiasi labai aiškus, galima pačiam pakeisti levelį. Cruise. Oi, tu načiurt!
Visus šitus nustatymus jūs galite per šičia susispaudyti. Tai aš nežinau, čia tipo mandrumą tokį parodį, gal žinai, kad čia tipo veikia, bet vieną pliusą matau čia, tai yra, kad rodo procentaliai, kiek yra baterijos likę. Tai va tas 20%, pavyzdžiui, aš nežinau, kiek baterijos. Man parodo procentais kiek. Žiūrėkit, kebra, kaip grįžom į eterį. Offroadas, kebra, mažiausio offroado darėm, tai aš galvoju, kodėl nepabaigti visą tai offroadu, kad visgi važiuoja. Mano išvados, ne? Tai štai ko tu laukia, ne? Ar tu ten tiesiog į galą nuėjai? Nu nesmė. Aš tau papasakosiu, kas man labiausiai patiko, kas nepatiko. Į ką šitas dviratis yra fokusuotas, tai yra visišką universalumą į neapsisprendusį asmenį. Ar jisai nori kalnų dviračio, ar jisai nori miesto dviračio, o gal tiesiog sukombaininti abu ir gauname kažką gražaus kaip tokio. Ar tai stebuklas, ar tai kažkokias nepasisekęs Dievo kūrinys. Čia jums spręst. Man jisai patiko, sudarė daug gerų įspūdžių, nes jisai ir traukė, visas muses numušiau. Ar baterija važiuoja? Mes 60 km nuvažiavom. Hebra, aš galiu į Lenkiją nuvažiuoti ir grįžti truputėlį atgal, o paskui pamint, pasportuoti, irgi labai gerai. Ar jisai stabdo? Nu kažkiek stabdo. Ne, šiaip stabdo, aš juokauju. Šitas dviratis stabdo. Ar jisai gražus? Tikrai buvo susidomėjimo, žmonės žiūrėjo šitą dviratį. Ir bachūrai, ir panelės. Tai žiūrint, kokio jums dėmesio reikia, iš abiejų pusių gausi. Kas man nepatiko, tai aš mėgstu offroadų važinėti. Tai aš sakyčiau, okei, norėtųsi didesnių padangų. Man viškijos per mažos, nes aš esu apsisprendęs, aš žinau, ko aš noriu, kokie mano tikslai ir kur aš noriu mint. Tas pats ir su gyvenimu, ne tik su dviračiais. Ir tas važiavimas irgi visas buvo, kad mes 30 km nuvažiavom tikrai galingai. Spaudžiu gazą, akceleruoju ir GPS-ą žiūriu, kur čia nuvažiuoti. Taip nedarykit kaip aš. O visą tą 30 km važiavome antru režimu, ant 30 km per valandą, kaip dėdukas, bet grįžau aš čia. Aš dar spėjau jums nufilmuoti išvadas ir pabaigą. Būsi parsidavėlis, kaipgi čia be neigiamų komentarų, ne? Gerai. Baterija įsikišus, oh my god, aš su elektriniu važinėjau, aš noriu užkast šitą bateriją, kad jinai būtų mano visam rėmė įremta, ne? Kaip ten dauguma daro, perka mandresnius, aš su paprastu važinėjau. Taip dabar šiuolaikinis jaunimas apgaudinėja, kad čia visi šustrekai, mes čia visur važinėjom, aha, ir su elektriniais visi važinėja ir šustravoja. Hebra, dar vienas dalykas, ko neparodžiau. Kam reikalingas šitas? Pasirodo, galima telefoną krautis. Aišku, jisai veiks dar truputėlį trumpiau. Šviesos. Skambaliukas. Pakomentuokite kokio kito dviračio arba elektrinio paspirtuko arba riedlentės arba surflentės arba skrajančio parasparnio norėtumėte, kad apžiūrėčiau savo kanale. Ir tikiuosi, tau patiko šitas dviratis. Yra cruise režimas, paspaudi. Ir jisai viskas varo. Bet šitą dalyką galima pačiam per ekraną suspaudyti irgi minusą palaikai. Ką mint, jeigu gali tiesiog vedžioti savo dviratį. Gyvenk inovatyviai, gyvenk kitaip.